Labas, sveika. Čia dar vienas video tau. Ar tu žinai, kad prie mano nervų sistemos išsekimo prisidėjai ir tu? Žinai kodėl? Tu labai puikiai žinai. Tu labai man daug nervų tasėjai. Dėl ko? Dėl to, kad tu pavydi? Dėl ko? Bet juk tu lygiai taip pat galėjai turėti saloną, jeigu tu norėjai. Tai nėra sudėtinga, ten reikia labai daug darbo įdėti. Darbo, jėgų, meilės, energijos, tą draivą turėti. Ir tapti lyderę. Tie, kurie eina ir baksnoja va taip su pirštais, jie nėra lyderiai. Lyderiai rodo šviesą. Taip kaip rodžiau aš. Su meile, su gėriu, paprastumu, nuoširdumu. Va čia yra lyderis. Jūratė yra lyderis. Labai puikus. Taip. Ir kai nupirkau tą saloną, tau buvo šokas, kaip čia Beata, kaip čia taip. Ir tu kurstei visą kolektyvą prieš mane. Tai yra tavo nuopelnas. Ir aš puikiai tai žinau. Ir aš tai padariau. Aš įrodžiau savo pavyzdžių. Aš tai padariau. Aš ir esu lyderė, bet ne tik salonui. Aš esu lyderė visam pasauliui. Lietuvai ir visam pasauliui. Tai va. Ir niekada nežinai, kas yra lyderis. Ar tu žinai, ar tu supranti, apie ką aš kalbu. Kiekvienas žmogus gali iš to paprasto išaugti lyderiu. Jeigu tu kažkur ten kažką daugiau supranti, o tas mažiau, jis gali visada tave praaugti. Aš turėjau labai gerą mokytoją. Jis yra Dexter Yeager iš Amway kompanijos. Dar vienas toksai kaip aš, kaip Jevgenijus prieš 2000 metų, kuris gyveno. Ir jis padarė pačią didžiausią įtaką pasauliui. Su savo žmona, aišku, ir 7 vaikais. 3 vaikai tame versle. Ir jisai labai puikiai pasakė, jūs niekada nežinote, kas iš ko išaugs. Ir man ta frazė čik įstrigo ir aš visada su tuo gyvenu. Niekada nežinai, jis gali būti mažas, kitą dieną gali jis būti didesnis už tave. Tai šią dieną aš esu didesnė už tave. Ir ne dėl to, kad pasipuikuoti. Gali būti taip, kad aš galiu išeiti. Bet aš jokio pykčio nebeturiu. Aš atleidau tada, labai senai, man užtruko laiko, aš nesupratau, kas vyko, kodėl jūs piktos ant manęs, kodėl jūs man pavydit, aš niekaip nesupratau, man nedaėjo. Bet kai aš pasakiau, kad arba jūs išeinate iš manęs, arba jūs liekate su mano sąlygom. Ta naktį aš susapnavau, kad aš tau, Vika, padedu versle. Ir aš galvoju, o viešpatie, ką tu man čia dabar rodai? Sako, tu Viktorijai padėsi daryti verslą. Ir aš padėsiu tau, Vika, nes aš tau atleidau. Aš kai tik atleidau, mes iš karto tada ir susitikome pas Daivą Stygienę. Tada ir buvo aš buvau visiškai švari, tyra, be jokio ten skausmo, be jokio ten nieko. Man tiesiog buvo, neutralu. Ir aš džiaugiuosi, aš tuo didžiuojuosi, kad aš sugebu atleisti. Aš atleidau ir mes tada susitikom. Tai buvo labai senai ir viskas išvalyta. Ir dabar tu ateisi į Aljansum, jeigu aš būsiu gyva, aš tikrai tau padėsiu. Jokių problemų. Bet turėsi nusižeminti. Tai reiškia atsiklaupti. Ir visiems tai bus. Ja. Ir yra vienas būdas yra tai padaryti, tai bus uždarose patalpose, kurių niekas nematys. Ir niekada neparodysim tų video. O
o kitų reikės parodyti tam, kad žmonės suprastų, kas yra kas. Ir čia yra aukščiausiojo planas. Kas neišlaikys paskutinio egzamino, bus labai blogai. Gyvens pragare. Tai va, tai tiek. Ką čia dar? Ai, dar tu sakei, žinai, ką tu sakei? Ai, va, aš nekenčiu tų lietuvių. Nu, bet tavo vyras lietuvis. Jis turėjo sūnų. Nu, va, matai, kaip viskas ir po to va, taip gaunasi. Ir aš žinau, tas skaudulys čia yra skaudulys iš tėčio, nes tėtis buvo lietuvis ir netoks jau geras tėtis tavo akimis. Bet gal tu nežinai, ką jis išgyveno, nežinai, kaip jisai jautėsi. Geriausia pasikalbėti. Aš nežinau, ar jis gyvas, tikrai nežinau. Bet netgi ir jeigu jo ir nėra, tai būtina atleisti. Būtina. Turi išvalyti va tą, va, kuris tau trukdo gyventi, nes po to žmogus pasidaro va, piktas, va, tas ir pagal vieną sprendžia apie kitus. Nu, taip negalima. Tai nėra gyvenimo taisyklė, tai nėra pagal Dievą, tai nėra. Gyvenimas labai paprastas. Viską reikia žiūrėti labai paprastai. Atidaryti širdį, švalyti ten tuos skaudulius ir eiti atvira širdim, va. Pasitikti kylančią saulės, pabūti su nusileidžiančia saulė, džiaugtis gyvenimu. Aš tikiu, kad tavo gyvenimas geras, žinau, kad netekai savo vyro ir aš tave tikrai užjaučiu ir aš tau nuoširdžiai rašiau tas žinutes, nes aš tikrai ant tavęs nepykau. Bet aš turiu tau pasakyti, nes jeigu mane nukryžiuos paskutinį kartą, tai visi turi žinoti viską. Aš turiu visiems viską pasakyti. Tai va, esi mano sesė ir kažkur dar buvo, man atrodo, vestuvių to mergvakario, ten tas baliuška tokia buvo. Linksma. Buvo daug gražių prisiminimų, už kuriuos aš tikrai tau dėkoju ir buvai vat, kažkokiam mano gyvenimo kelyje. Tai tiek su meile, laukiu alijansų, tai visos 3 bėkit pas Reginą, gerai? Ir Regina su visų sąrašu ateis, o jūs su savo sąrašu.